Nu ką, labas publika. Kaip ir žadėta buvo, judinam Kobros reikalus. Pasikėlėm ant keltuvo. Tikėjausi, kad mano nauja greičių dėžė tiks, bet dėja netinka. Todėl vėl reikia truputuką išpjauti ir pakoreguoti būsimą tunelį. Ką parodyt? Žodžiu, esmė tokia, kad senoji dėžė buvo daryta, žodžiu, šitie metaliniai rėmai buvo daryti pagal tą dėžę, kuri buvo planuota anksčiau. Dabar tiksliai nepamenu kokia, bet trumpai tariant mechaninė. Bet pasitarėm ir aš nusprendžiau, kad bus 8HP7, nes man va taip norisi. Va čia jinai va kaba. Šitą dėžutę pasirūpino mūsų gerbiamas kolega Rimvis iš RS Autoworks Anglijoje. Ir pabandėm ją štai čia truputuką įkišti, jinai per vidurį maždaug čia sustoja, nes nebepralenda. Tai dabar man reikia nusipjaut šituos rėmelius, pasistatyti dėžę į savo vietą ir truputėlį perdarius šituos rėmus privirint atgal, vienu žodžiu. Sekantis darbas - įdėti šitą vairo kolonėlę, mesti lauk ir dėsim elektrinę nuo E90. Tai reikės persidaryti tvirtinimo kronšteinus, nežinau, vėliau pasižiūrėsim, kaip čia jinai plius minus stojasi ir ką mums reikia pasidaryti. Tai ką, važiuojam, kimam į darbus, užsidedam pirštinytės. Tai va, judinam, užsistovėjus projektus ir viskas. Dabar jau nebestabdom. Atėjo laikas, kai reikia judinti širdžiai malonius dalykus ir projektus, darbus, kuriuos miela daryti, malonu daryti, kuriuos patinka daryti. Aišku, parodysim ir kasdienio darbo, tai mano kolegos, kurie perdarinėja anglus, tvarko automobilius po daužimo ir panašus kasdieniai darbai. O aš kiek tik tai galėsiu, skirsiu kuo daugiau laiko Kobrai ir kitiem įdomiem projektam, kuriuos darom, parodysim be abejo, kuriuos per šį laiką, kai buvau nematomas, padariau ir kuriuos tęsim, nes dabar turi atkeliauti mėnesio bėgyje Golfas, kur dariau šiek tiek modifikacijų ir atkeliaus antram etapui toliau tęsti darbus prie jo. Hardtopas dulkės galim nubraukt biškį. Tarp kitko, su hardtopu įdomus dalykas buvo. Tai ką norėjau papasakoti ir parodyti tiksliau. Tai kaip dauguma žino, visa mašina yra absoliučiai custom. Reiškia, jos pati pradžia buvo, jos atsiradimas kaip skulptūra. Paimtas makrofleksas, pripūsta didžiulė krūva makroflekso, pavadinkim batonas. Ir iš to batono buvo išdrožtos ranka kaip skulptūra iš medžio, ar iš molio lipdyti, tai nepasakysi, labiau tinkamas sulyginimas būtų išdrožta, kaip iš medžio skulptūra drožiama ar ten skaptuojama. Tai čianais iš makroflekso buvo išskaptuotos formos, tada sekė išlyginamasis sluoksnis, tai reiškia naudotas šiuo atveju pigesnis variantas, tai rodbantas tiesiog. Pigu, greitai džiūna, lengvai apsidirba. Išlygintos formos, nudažyta ir iš stiklo audinio suformuotas kėbulas. Tada tas kėbulas išlygintas, špakliaus jau pagalba, išpjautos durys, bagažinė, kapotas, pagamintas custom lango rėmas, custom roll baras ir visa kita. Iš esmės viskas, ką mes matom išskyrus ratus, yra custom. Kadangi mašina buvo daryta absoliučiai
rankomis, visos formos yra individualios, nėra kažkokio tai modelio kopija, tai turim absoliučiai individualų kėbulą su individualiom linijom ir taip toliau. Taip, jinai yra panaši į kitas Shelby Cobras kaip pavyzdys, ar ten replikas, ar dar kažką, bet kuriuo atveju yra jinai individuali, kadangi absoliučiai daryta rankomis. Tiesiog kaip įkvėpimas naudota Shelby Cobra bazė ir išvaizda. O visa kita koreguota pagal jau mano norų, stilių ir taip toliau. Tai plotis, linijos, aštrumai ir visa kita. Tai ką norėjau pasakyti, kad pabaigus ir turint jau galutinį norimą kėbulo variantą, išvaizdą, linijas ir taip toliau, mes jį nuskanavom, turim jau 3D modelį. Pagal tą 3D modelį mes kūrėm hardtopą. Iš pradžių buvo planas rankom daryti hardtopą, bet, kadangi jau turim nemažai patirties su kitais projektais, su 3D modeliavimu, 3D spauda ir panašiai, buvo nuspręsta modeliuoti. Tai ką norėčiau pasakyti apie hardtopą. Iš tikrųjų, patirtis jau yra nemaža su 3D modeliavimu. Aš asmeniškai galiu pasakyti, kad nei vienas 3D modelis, kuris yra modeliuojamas nuo nulio, gyvai atspausdinus, ar išfrezavus, ar bet kaip kitaip išgavus produktą iš 3D modelio, greičiausiai jisai nebus toks, kokio tikėtasi. Todėl, kad labai sunku perteikti viziją į 3D modelį. Čia mano, aišku, asmeninė nuomonė. Duok dievė, kad kažkam tai taip gautųsi, gaunasi ir tik galiu pasidžiaugti ir valio. Bet man nesigavo nei karto. Buvo lygiai taip pat su mūsų F30 bodykitu. Pirma versija, antra versija, trečia versija ir vis sekė korekcija po korekcijos, kol yra išgautas galutinis rezultatas, kuris patinka. Tai dabar aš ką darau su kitais projektais, stengiuosi pagaminti rankomis bent jau vieną pusę arba pusę dalies, tada ją nuskanuoti ir padaryti 3D modelį su veidrodinė pusė arba tik tai vieną pusę padarius, tiesiog pagal dešinę, tarkim, daromą pusę 3D modelėje padaryti kairę pusę. Tai reiškia padaryti vientisą detalę kaip pavyzdys. Tokiu būdu aš padarau iš karto tai, kas man, pavyzdžiui, patinka. Nes aš pasigaminu, pavyzdžiui, formos ar ten bet kokią detalę ir matau vizualiai, kaip jinai atrodo. Ar man jinai patinka, ar nepatinka. Jeigu man jinai nepatinka, aš iškart ją pasikoreguoju ir taip sutaupau laiko su modeliavimu ir spausdinimu. Nes modeliuot, spausdint, permodeliuot, ar ten nepermodeliuot, o damodeliuot, pakeisti kažkokius tai dalykus, vėl spausdint ir taip kelis kartus daryti, užtrunka laiko, nes, pavyzdžiui, priekinės lempos 3D spausdintos, žodžiu, prieisim prie to irgi galėsiu parodyti, bet priekinių lempų rėmai, sakykim, tai, kad nesumeluot, minimum buvo 10 versijų. Tai daug spausdinimo, daug pakeitimų ir reziumė daug laiko. Tai prie šito stogo, kai mes dirbom, atkreipinėjom dėmesį, sėdėjau ir aš, ir kolega Karolis, kuris pas mus atsakingas už 3D modeliavimą ir kitus dalykus. Tai pavyzdžiui, čia matosi, padarytas yra griovelis, kad matytumėm, kur bus stiklas. Reiškia, va šita dalis bus stikliukas, o šita dalis jau kartu turės atsidarinėti bagažinės dalis su stiklu, kad atsidarytų mūsų kėbulo bagažinė. Tai žiūrint įvairiais kampais, kaip pavyzdys, šita linija keičiasi. Pavyzdžiui, jeigu aš darysiu liniją tiesesnę, žiūrint tiesiai iš galo, atrodys, kad čia yra duobė. Tai trumpai tariant, lango forma buvo koreguota ir daryta žiūrint į visus kampus. Reiškia, aš žiūriu va taip tiesiai, taip iš viršaus, iš kampo ir įvairiom kryptim žiūrint, kad jinai atrodytų simetriška ir graži. Nes keičiant, sakykime, truputuką viršutinės, pavyzdžiui, linijos kryptį, dabar jinai ten šiek tiek išgaubta yra, ten darant tiesiai, kažkurio kampu atrodo, kad jinai yra įdubus. Vienu žodžiu, čia irgi krūva darbo sėdint. Ir kas man labiausiai patinka, ką mums pavyko padaryti,
ko vizualiai praktiškai nesimato, bet sėdint ir modeliuojant šitą stogą, galbūt, palauk, tuoj pasižiūrėsim, iš kurios pusės. Va, iš čia va puikiai matysis. Stogas eina, va taip va, šitose vietose yra įdubimai. Reiškia, šita dalis stogo yra iškilus. Ir tas iškilimas, jisai prasideda nuo pat pradžios. Reiškia, kyla, aukščiausias taškas ir tada vėl leidžiasi. Ir va, turėtų puikiai matytis, kad jisai eina, va čia va, jisai yra iškilęs. Šitas mane labai momentas žavi ir man labai patinka. Ir kai jau išsilygins, mašina buvo ir transportuota, ir stovėjo vienam garažai, ir kitam garažai, ir trečiam garažai, ir visur stovėjo, tik tai niekas jos nedarė. Dabar reikia judinti, daryti, išvalyti, perpūst naujai purškiam užpaklium, todėl kad per laiką ir per visus transportavimus tai ten yra apibrozdinta ir panašiai. Tai trumpai tariant, reikia atgaivinti, reikia išlyginti iki galo, nes čia tik pradėta buvo lyginti ir užpūstas pirmas sluoksnis purškiamo špakliaus. Reikia sugalvoti, kaip tas hardtopas tvirtinsis tiek prie lango rėmo, tiek prie kėbulo. Žodžiu, laukia krūva darbų ir juos tikrai darysim ir parodysim. O dabar reikia nusipjauti šiuos metalus, tai iš esmės turim dar kartą perdaryti jau padarytą darbą. Važiuojam. Ką jau privirinam? Va! Nu va, vieną pusę nusipjovė, liko antra pusė ir bandysim užmaut dėžę. Nu va, nupjovėm prieš tai padarytą darbą ir dabar eisim dėti dėžę. Dabar ką? Pirmoji eilėj pasikeliam matyt. Tarp kitko, šitoj pusėje, kaip matom, dėjau ratukus, kurie planuojam, kad bus ant šitos mašinos. Nežinau, galbūt keisis kažkas, galbūt ne. Bet kažkada senai buvau nupirkęs padangas jai. Tai galas čia yra 275/40, priekis dabar nepamenu yra 225/5. Tai aš asmeniškai norėčiau truputuką mėsingesnių tiek prieki, tiek gale, tai nežinau, gal reiktų pabandyti 235, 245. Tai va, tai norėtųsi šiek tiek mėsingesnių tų padangų, tai nežinau, reiktų dabar čia uždėtos šitos, kurias turėjau padangas. Ant kitos pusės pabandysiu užmontuoti didesnio matmens ir pažiūrėsim, kurioj pusėje gražesnės. Tai čia toks tarp kitko, va, kol keliu iki viršaus, tai pakomentavau apie padangas. Biškį per aukštai persistengiau, blembas, gerai keltuvas šitas kelia. Aukštai, mano tema, mano keltuvas. 1,90 m labai gerai. Reikia čia visur prieiti, žinai, tai kad būtų patogu. Einu pasimsiu biškį švitriako, noriu biškį, žinai, čia naisva pavalyti, kad labai neišpurvint adapterio, nes bet kuriuo atveju variklis darysis pilnai kapitalinis remontas. Noriu juodo bloko, juodų galvų, iš esmės atidarom kapotą ir matom juodulį, anglį. Gražiai ITB. Ką? Gerai, paimsim porą litrų benzo. Uždegsim ir bus juodas. O su padegimais aš turiu patirties. Porą kartų buvo keletas gaisrų, bet nieko baisaus, buvo viskas sutvarkyta. Aišku, galima nekreip dėmesio, nevalyti čia nieko, bet kažkaip tai dėl savęs biškį norisi. Prasivalėm biškį plokštumas, kad neišpurvintumėm naujo adapterio, nes, kaip sakiau, paskui viskas gražinsis, švarinsis ir bus brand new.
mūsų adapteriukas, biški popkornų. Op, op, papa. Dabar tik tai pasibandysim uždėti. Tai palauk dabar, va taip va, tai galima fixationus įkišti atgal. Ir dabar juos čia išsitraukiau, kur aš juos pasidėjau tik tai. Ir pagal viską turi gražiai, maloniai užsidėti. Taip ir atsitinka. Stovi viskas, dabar tik tai reikia pasiaiškinti, kur kokie varžtukai pas mus eina. Nes varžtukų mes turim, ojoj. Taip, tai čia aš taip spėju pas mus 8. Nu, čia biškai daugiau negu 8. Čia ilgiai pas mus. Nu tai ką, atsidarysim instrukšiną, kaip sakoma, kur kokie čia varžtai. Kad neapsigauti ir neišradinėti dviračio. Kad dabar prisukam truputėlį. Nu va, pasižiūrim dar dėžę, kurių čia varžtų pas juos sukasi. Negi ant zapaso čia mum įdėjo. Dabar jau tikrai tilps dėžė, niekas nebetrukdys, viskas gerai. Pašalinom trikdžius. Opa, dėžė nėra lengva. Naudojam va aukščiausias technologijas, naujausias. Štai va čia. Geriau negali būti. O čia. O, ir čia turim išsiskverimą, bet ten išsprūdo, supranti? Truputuką ištrūko. Opa. Dabar vieną rankutę prilaikau, kitą rankutę įkišu. Kur mūsų tas? O, papa. Liuks. Dar va, prikabinam truputėlį. Manau, kad užteks mums čia ir. O kas čia? Kodėl mums čia taip nevažiuoja, kaip sakoma, reikalas? Šiaip tai turėtų tikti čia viskas. Kas čia per niuansai tokie? Žinot, ką padarysim? Aš pasakysiu. Pašviesim į skylutę. Ir pažiūrėsim. Tai tu nori pasakyti, kad pas poną Adamatą -1 varžtas? Kaip čia išeina pas jį? Tai 3 vienetai ilgų, o 2 vienetai trumpų. Nu tai taip išeina, kad -1 varžtas. Žodžiu, nereikalingas. Supratau, vykdau, kaip sakoma. Nu, nereikia, tai nereikia. Ten jisai ir netiktų, ar taip. Kaip sako, kaip liepsit, taip ir padarysim. Man aišku, šiek tiek nepatinka, bet technologija yra technologija. Adapteris yra adapteris. Kaip gamintojas nurodo, taip mes jį ir uždėsim. Aš manau. Dar dėl šventos ramybės galbūt prisuksim vieną va tavo varžtą iš viršaus, kad būtų garantas. O, papa. Štai ir ką? Stovi. Reikėtų mums pasižiūrėti. Prisiveršti dėžę. Ne dėžė, tai yra, atsiprašau, variklį. Kad jisai jau pas mus stovėtų vietoj. Ir nejudėtų. Prišaudysim su puška. Liaudiškai tariant, puška. Op. O čia jau jinai truputuką netilps iš šitos pusės. Va, nes pas mus, biškis reikia pasižiūrėti, čia jinai aišku labai daug sveria, bet mūsų pagalvės turėtų laikyti, va. Iš esmės, reikia biškį prilaikyti, bet jau yra neblogai.
ir pagal tai pasižiūrėti, kiek mums reikės. Ui, žemai, ui. Taip žiūrint, nu, ką padarysi, grožis reikalauja aukų. Važiuok atsargiai. Tai grįžtant prie žemumo, tai dabar ką mes planuojam taikyti irgi dabar dalinai įgyvendinam projekte, tai golfe, ere, tai sakau galbūt ir čia tą patį padarysim, dabar yra nauji, nu kaip nauji, jau pasenę galbūt dalinai, bet yra ant koilų HLS sistema dedasi, tai reiškia hidraulikos adapteriai. Reiškia mes turim koilus, dedam adapterius ir tarkim mums reikia važiuoti išsikėlus, tai hidraulikos tie adapteriai iškelia mums tarkim 3 cm ar ten 4 cm, mes visur važiuojam, pravažiuojam be jokių problemų, privažiuojam gerą, lygų, tvarkingą kelią, susižemina mašiną, tai iš esmės tiesiog darbinė stovėsena mes galime reguliuoti su hidraulikos adapteriais, vienu žodžiu. Galbūt šitą sprendimą priimsim ir čia, įdėsim ir turėsim ir žemą, ir nežemą kobrą. O čia ką, stovi viskas kaip ir tvarkingai, dabar realiai mums reikės tada paimam nusipjautą ginklą ir iš tikrųjų mes jį turėsim prisimontuoti, kaip matom, va, jis va čia netilps, tai iš esmės mums reikia čia šiek tiek prisipjauti ir praplatinti. Tai iš esmės viskas bus tas pats, tiesiog, kad jisai bus, sakykime, trumpesnis. Tai vat, kažkaip pavyzdžiui, va taip. Va, ir tada darysimės dėžės laikiklį kronšteiną ir va taip va. Sakyčiau, visai viskas čia neblogai. Dabar būtų malonu iš tikrųjų tą dėžę kažkaip tais įsitvirtinti, tai einu paieškosiu kokio nors ar vamzdžio ar kažko, kad mes galėtumėm patraukti koją ir nuleisti ją šiek tiek. Tai žodžiu, laikinai pasikabinam dėžę, kad galėtumėm patraukti koją. Sprendimas toks šiaip savo aišku, panaudojam tiesiog lentą, bet savo funkciją atlieka. Tai patrauksim koją, nuleisim truputuką žemiau, pažiūrėsim, kaip atrodo viskas iš viršaus, kiek ta dėžė užima. Ir ką, nusimesim tada priekinius ratus, nusimesim kalonkę ir galėsim prisimest, kaip stoja, kiek vietos užima elektrinė vairo kalonkė. Tada sekantis darbas mūsų bus prisitaikyti ir prisivirinti atgal tuos rėmelius, pasidaryti kažkokį tai kronšteiną, naują tiltelį dėžės tvirtinimui, išsigaudyti bendrai visą aukštį, kad viskas stovėtų lygiai, gražiai, tvarkingai. Tada sekantis darbas bus prisitvirtinti vairo kolonėlę, jeigu viskas tinka ir viskas telpa. Ir tada eisim prie vairalazdės, o vairalazdė bus įdomu. Jau užsisakiau nerūdijančio plieno vamzdžio, alkūnių ir darysim gyvatiną, o gyvatinas bus įdomus tuom, kad greičiausiai vairalazdė, aišku dabar čia šitą vairalazdė galim nekreipti net dėmesio, nes jos nebus, bet trumpai tariant, vairalazdė turės greičiausiai praeiti per gyvatino arba pirmą, antrą cilindrus arba antrą, trečią. Tai va žiūrėsim, kaip čia mes išsigaudysim, bet trumpai tariant, vairalazdė turės pralysti per gyvatiną. Tai va, biškių bus pasižaidimo, bet padarysim. Tai pasileidžiam žemyn jau su automatinė greičių dėže ir tobulų medinių tilteliu. Tvirtinimo elemento galima iš tikrųjų būtų palikti, ką manai, visai neblogai. O čia va, tiesiai prisukam kardaną, viskas kartu suksis, bus labai gerai, labai gražu iš tikrųjų. Bet šiaip, neblogas tvirtinimas, sakyčiau, iš tikrųjų, super. O bendram vaizde, viskas stovi lygiai gražiai, tvarkingai, kaip ir
reiks važiuoti toliau šituo klausimu. Gerai, nusimetam priekinius ratukus. Opapa. Aišku, čia dar keistis ir stabdžių sistemos visos ir viskas. Nu, iš esmės bus naujas automobilis. Bet kuriuo atveju pilnai idealus turės būti. Viskas perdažyta, nudažyta, padaryta, nauja, gražu, tvarkinga. Ir ne kitaip. Tik tai high quality. Iš tikrųjų labai smagu čia dirbti prie šito aparato. Norisi dabar daugiau, bet jau vėloka, plus penktadienis. Nesvarbu, penktadienis, ne penktadienis, man visos dienos penktadienis. Tai tuom aš galiu pasigirti ir pasidžiaugti. Nu va, teko biškį nupjauti vieną varžtą, nes laikas daro savo. Biškį per ilgai užsistovėjo, nejudinama. Nieko tokio. Išspręsim šitą niuansą. Nu va, einam pasiimsim elektrinę. Oi, ai gal čia dedam. Iš tikrųjų, vis tik tai biškį gal per platų bus, bet nieko. Opa, nu, tvirtinimai va matom, kad truputuką šitie siauriau, šitie plačiau. Pažiūrėsim, tuoj va pasikelsim, kad nelaikyt čia rankose. Paspiriam truputuką, kad netrukdytų mum. Šitą nežinau, galima būtų aišku ir nusiimt, kad jisai mum netrukdytų. Sumaišyti tie stalčiai. Nieko tokio. Turim plaktukėlį. Šitą, nežinau, galbūt panaudosim, o gal ir nepanaudosim. Bet kuriuo atveju tik tai primatavimui būtų. Ateities perspektyvoje gamintumėm kažką matyti naujo, arba jeigu eina nuo kažko pritaikyti ir tinka, tai dėtumėm tiesiog naują. Nu, jau matau, kad gali truputuką maišyti stabilizatorius. Žiūrim, kas čia vyksta. Nu ne, jaunimas, ne. Gerai, paleidžiam žemyn truputuką, kad galėtumėm pasižiūrėti. Tai šiandien mūsų planas bet kuriuo atveju tik pasižiūrėti, iš esmės. Nusimetam greitai stabilą. Aišku, jeigu nereiks pjaustyti varžtų, nes kaip matom, biškį užleistas automobilis iš tikrųjų. Kažkas tai neprižiūri, surūdyja viskas, prasisuka, neatsisuka. Baisu, iš tikrųjų, baisu. Reiktų pabart savininką. Atsisuko. Geras ženklas, geras. O, skirtingi varžtai. Irgi geras ženklas. O, matai? Varžtai atsukti, o stovi. Technologija. Ką čia reiškia? Technologija. Arba paveikta korozijos ir prilipę, arba viskas labai gerai. Nu va, nereikalingas daiktas truputuką patrauktas. Truputuką patraukiam. Dabar turėsim erdvės kūrybai. Galim, nu galbūt sargiau, viršininką. Taip, ir ant galvos užsimest gali. Nereiks pasigaudyti kampus ir visa kita. Galima dar ją truputuką paverst bus. Tai pasižiūrėsim, žodžiu. Bet va, trumpai tariant, mum ją reikės. Ką aš galiu pasakyti, ką aš galiu pakomentuoti? Ne, viskas gerai, nu tai viskas yra neblogai, ganėtinai. Ką, nu tai čia kryžmė, mes iš esmės ką turim tada neblogą apėjimą. Tik tai pasižiūrim čia, taip, nu mum ją reikės slinktis nemažai į šoną. Ir iš esmės ją reikės paverst. Tai kaip ir neblogai, kaip ir bus reikalų, nes iš esmės mums ją reikės statytis nelygiai, o va, šiek tiek va tai va paverst. Kaip ir nieko tokio. Vis tiek jinai nebus žemiau negu kad karteris. Tai iš esmės, va, pavyzdžiui, va kažkaip va taip va. Bet tą mes pamatysim
nuspjovė kronšteiną. Tai bet kad kažkaip va tai buvo. Ir iš tikrųjų, ką aš dabar matau, tai blemba, gal mes čia net sugebėsim apeiti vairalas dės. Atsargiai. Vairalas dės tarp gyvatyno problemą. Nu, iš esmės, pirmoji vietoj reikia nusipjauti originalias ausis, kad jos netrukdytų mum. Ir plius minus pasistatyti kolonėlę, kaip mum reikia. Ir tada žiūrėsim. Bet aš manau, kad visą šitą procesą paliekam naujai dienai, šviežiai galvai. O dabar važiuosim ilsėtis. Biškutuką apsitvarkom ir iki kito karto.